Čia spotlightas, čia gana interviu. Ne, čia interrogation. Tai aš Eva Davidonytė, esu antras altas, studijuoju statybų inžineriją. Nemoną išgirdau iš mūsų draugės iš Emos. Aš Inesa Kolpokovaitė, irgi antras altas chore. Studijuoju finansus pirmam kurse ir irgi sužinojau apie Nemoną iš Emos. Aš esu Gabija Bliūdžiūtė, esu antras altas, studijuoju statybos inžineriją pirmam kurse ir taip pat išgirdau iš draugių. Tai aš Vilius Matejūnas, studijuoju KTU, pirmam kurse muzikos technologijas, esu iš vokalų. Taip, ir aš esu Lukrecija Matulevičiūtė, pirmam kurse medžiagų fizika ir nanotechnologijas KTU. Esu iš vokalų, apie Nemuną sužinojau mugėje, bet turbūt, kad anksčiau iš kažkur girdėjau. Raminta Kumrotaitė, esu šokėja ir studijuoju KTU atsinaujinanti energijos inžineriją. Visada dalyvaudavau dainų šventėje, tai žinojau iš to. Tai aš esu Samanta Čivaitė, studijuoju KTU taikomąją matematiką, sužinojau iš mamos, irgi čia buvo grojo kanklėm. Tai aš esu Gelmė Ivanauskaitė, groju kanklėm, studijuoju komunikaciją ir informacijos valdymo technologijas KTU ir apie Nemuną sužinojau iš Facebook'o tiesa. Tai aš esu Dėjus Gabrielius Ramanauskas, studijuoju dirbtinį intelektą KTU, groju birbynę ir apie Nemuną sužinojau iš KTU svetainės. Aš esu Mindaugas, studijuoju elektronikos inžineriją, apie Nemuną sužinojau iš tėvų, iš draugų, šokėjas. Tai aš esu Eglė, groju kapelai, sužinojau iš sesės, o studijuoju ekonomiką. Aš esu Paulina, groju kapelai, studijuoju viešą administravimą, apie Nemuną sužinojau iš socialinių medijų. Ir šiandien atsakysim į Nemuno aktualiausius klausimus. Kiek vadovų yra Nemune, kokie jų vardai? Chore yra 2. Taip, vokalų žinom tikrai 2 yra. Jo. Tai Roma ir... Aha. Tai turim vadovę Romą ir Gediminą. Taip. Nežinom vardų lemba. Žinau, kad yra paskui kanklių vadovė. Dar ir vadovas yra. Tai yra 2... Jo, 2 iš muzikantų. Tada yra muzikantų 3 vadovai berods. Šokių vadovė. Šokių yra choreografinė, žinau, jinai skaitosi kaip vadovė. Ir tuomet turime šokėjų vadovės. Taip. 2. Tikrai žinau Margaritą. Ir antros vardas irgi iškrito. Tai 6. Jo, bet vardų žinom tik vieną. Gėda pelėda mum. Tai šokėjai turi 2, tai yra ir kai reikia kalbėti, iš karto pamiršti. Ar tik ne Margarita? Ja, Margarita ir Vilma. Pas mus yra Morauskas, Nerimantas, o orkestre yra Asta ir Raimundas, o chore Roma ir koncertmeisteris, nežinau vardą. 7. Kokių magiškų galių norėtum įgyti? Skraidyti? Visai norėčiau skraidyti, pamatyti horizontą iš dar aukščiau. Aš norėčiau suspraktelt ir atsidurti vietoj, kur aš. Teleportacija. Aš teleportuotis norėčiau. Aš tą patį. Visai norėčiau skaityti mintis. Aš tai norėčiau skaityti mintis kitų. Skaityti mintis. Oi, šito aš tai baisiai nenoriu. Tegu pasilieka savo. Judinti daiktus neliečiant. Nežinau, nebetingėt. Aš tai gal laiką prasukt arba į priekį arba atgal. Nežinau, jeigu gal kalbant apie Nemuną, kad Nemune, tai tiesiog visos bendrystės susibendrauti su visais, susidraugauti ir magiški vakarai, magiškos gitaros ir taip toliau panašiai. Čia tokia arti realybės. Ką 0 pasakė 8? Good question. Labas. Aš krabas. Aš krevetė. Nežinau. Tu kaip 2 0. Su bet- kūdai gal. Diržas. Gražus diržas. Ko labiausiai laukia Nemune? Daugiau gal įsilieti visokius renginius, kurie ateityje bus tokių. Tai tų pačių visų linksmų vakarų, vakarojimų, šiltos bendrystės ir ko gero krikštynų. Šiaip, kai nebebūsim 0, to laukiu. Tap nebe 0 jau. O nariu.
Nežinau, gal tiesiog daugiau koncertų dalyvauti. Tai. Visų tų Koncertų ir neformalių tų veiklų visų. Aš to labiausiai laukiu. Ypač ten cepelinų kažkokiu. Tai galimybė sušaukti šūkį. Jo, yra šitas. Jo, aš irgi dėl šūkio, kad jau. Lifto. Lifto. Mhm. Kad dažniau dar vaikinai kankles nuneštų. Aš tai net nežinau, man tai kaip tik atrodo, kad tiek daug paslapčių yra tam Nemune ir tai padaro dar tokį, nežinau, kažkuo magišką, įspūdingą, to, kad dar nežinai. Tai aš labiausiai galbūt laukiu tų pirmų akimirkų, kai tu galiausiai sužinai. Ką galvoja apie Nemuno merginas, vaikinus? Tai visi faini, visi Labai faini. draugiški. Labai faini, draugiški žmonės. Visi tokie Šiltai skirtingi. priima. jo. Ir šiltai priimantis visus. Gerai širdžiai jaučiasi toksai, kad bendruomenė labai stipri ir labai faina. Aš tai manyčiau, kad čia susirinkę patys fainiausi žmonės. Tiek merginos, tiek vaikinai. Ir iš vaikinų pusės, kiek jau esu pamatęs ir patyręs, tai galiu pasakyti, kad visi labai džentelmeniški. Asmeniškai tai visus, su kuriais susipažinau, sutikau tikrai malonus ir geri žmonės. Tai labai laukiu daugiau susipažinti su kitais, su kuriais dar gal ne per labiausiai pažįstamas. Galiu pasakyti tą patį, tik apie kapelos ir orkestrą, kuo daugiau pažįsti. Man visus, kiek teko sutikti, labai visi draugiški, šilti žmonės. O, tai labai draugiški. Nu, mes tokie nejaukus esame, bet šiaip ne, šiaip ką žinau, vaikinai faini, tai padeda. Na, aš kadangi šokiu, tai padeda, kai reikia, nežinau. Labai gražus žmonės. Taip. Istorinis labai gražiai atrodo visi. Labai didžiulę pagarbą jaučiu tiems, kurie taip stipriai atsiduoda tokiam menui, labiau tautiniam menui iš tos pusės, kad, na, aš bent jau nepratus tiek daug vaikinų matyti, kurie renkasi tautinius ansambliuose, tai man tiesiog labai didžiulė pagarba ir labai smagu. Kiek skalėje nuo 1 iki 10 bijai vadovų? Turbūt gal vienas. Tiesą sakant, nebijau vadovų, daug metų turėjau savo visokių kitose srityse vadovų, tai pasakys pastabą, tai pasakys, bet kad bijau, tai nebijau. Aš irgi sakyčiau vienas, nes vadovai ne tam, kad gazintų, o tam, kad mokintų, tai... 2. Aš tai visiškai nebijau. Nu, Romos tai aš nebijau. Jo. O ko tu bijai? Vadovas tai aš truputį bijau nusivylę. Tai, kad jam nelabai rūpi. Bet ne, bet jis tiesiai šviesiai pasako, kad tau reikės. Man dar tada neteko. Nu, aš girdėjau iš... Aš irgi girdėjau. Ai, tuo. Kol kas, kai nieko neprisidarai, tai tikrai kokie, 3. Gal koks 4. Nu, aš taip pat. 5. 4. 5. Nes reikia gal visą laiką jų bijot biškiuką. Aš sakyčiau, irgi kokį 5-6. Kai prieina prie tavęs ir žiūri, tada jau biškai daugiau pradedi. Jeigu vardą žino, tada daugiau bijo. Plauky, žinau, ko biški bijau. Šokio vadovės, jinai atrodo biški tokia griežta, kad ne taip padarysi, gausi galvą iš batų, iš klumpės. Čia geros valios. Vadovai nori tik tais gero.